Sveiki, mano brangieji, ir čia vėl rubrika Mėnesio taroskopas pagal zodiako ženklus ir mėnesio taroskopas Vėžio ženklo atstovams. Kas norėtų asmeninio taroskopo, prašom kreipkitės arba čia, TikTok, arba YouTube, paklauskite gmail.com elektroniniu paštu arba tarologinės prognozės Facebook paskyroje. Padarysime asmeninį prognozę iš jūsų nuotraukos gimimo datos, pažiūrėsime visas sritis gyvenimo, asmeninį gyvenimą, darbą, finansus, sveikatą, tuos grėsmes ir pavojus, kurie galimi, nes čia vis dėlto gaunate tik tokią bendrą informaciją, žinoma, kažkiek tai galite pritaikyti ir savo, bet tas asmeninis taroskopas arba mėnesio, arba metams į priekį, žinoma, žymiai tikslesnis. Taip, pradedam nuo svajonių taro kaladės. Taip, vėžiai, jūs žinote, kad kol aš maišau kortas, jūs irgi galite mintimis prisijungti prie visatos informacinio lauko ir užduoti klausimą visatai, kokiegi pagrindiniai pokyčiai laukia manęs spalio mėnesį. Ir pradedam vėžiai, kas laukia spalį. Taip, pirmą kortą 5 kardai, antrą kortą 6 lazdos ir trečia korta saikingumas. Taip, 5 kardai tai kova. Tai tuomet, kai bus būtinumas pakovoti ir laimėti tam tikrą mūšį, bet pagal 5 kardus tai yra sunki kova. Sunki kova tai tuomet, kai jums reikia įdėti visas jūsų turimas pastangas tam, kad jūs galėtumėte laimėti tą kovą. Ne taip viskas bus paprasta, galite susidurti su tom kliūtim, su tom problemom, tokiom, kurios atrodys neįveikiamos, galite pakliūti į situaciją, iš kurios bus neakivaizdi išeitis ir tuomet jums reikės pasitelkti, sakykime, taip visas jūsų proto galias, visus metodus, tik tai žiūrėkite, kad tie metodai jau nebūtų kažkokie neekologiški, taip sakant, tokie, kurie prieštarauja jūsų moralės ir etikos normoms ar bendroms žmogiškumo kažkokiems normoms, kad tas noras laimėti bet kurią kainą neužgožtų jūsų, sakykime, taip sveiko proto ir to saikingumo. Taip. Ir žinoma, antra korta 6 lazdos sako apie tai, kad jūs laimėsite. Šią kovą jūs laimėsite. Jūs, 6 lazdos tai yra toks džiaugsmas nuo to, kad laimėjote. Džiaugsmas nuo to, kad laimėjote, matyt, jums vis dėlto bus ir, tas laimėjimas bus labai svarbus, dėl to, kad, aš ir sakau, labai dėsite daug pastangų, pagal 5 kardus tai tiek įdėta pastangų žmogaus, kad net iki išsekimo, ta prasme, lyg tai atrodo jau pralaimite ir neduota jums laimėti tos aplinkybės prieš jūs, bet jūs vis tiek atkakliai dar ieškote būdų, dar kovojate toliau, dar nepasiduodate. Ir tai atves prie pergalės. 6 lazdos žmogus džiaugiasi, žmogus gavo, ką nori, tai yra kažkokio tikslo pasiekimas, kažkokio noro išpildymas. Tai yra tuomet, kai jūs, sakykime, taip jaučiatės ant žirgo, jūs pagaliau toj pozicijoje išsvajotoj, kuomet visi, taip sakant, lauro vainikai prie jūsų kojų. Taip, ir trečia korta tai yra saikingumas. Saikingumas tai yra kantrybė, tai yra toks nusistovėjęs gyvenimo būdas, tai yra tokias vidinis balansas ir harmonija. Kai žmogus, jisai balansuoja, sakykime taip, labai gerai išlaiko balansą tą viduriuką. Gyvenime nei išeina į kažkokį labai didelį, sakykime taip, veiklumą, nei į labai didelį sąstingį ar vangumą. Jūs sugebėsite, taip derinti labai gražiai ir ten kažkokią veiklą, aktyvumą,
iniciatyvos rodymą, dalyvavimą kažkur tai kažkokiuose renginiuose, bet ir sugebėsite ir duoti laiko savo, ir pailsėti, ir pabūti vienu du su savimi, ir sustoti, paanalizuoti ir taip toliau. Nu, čia toks labai geras balansas žmogaus gyvenime. Ir žinoma, saikingumas, čia visada pavaizduotas tas angelas sargas, ta jėga, kuri mūsų saugo, tie kažkokie globėjai, rūpintojai, iš aukščiau tie nematomi globėjai, kurie mums visada tą sparną tinkamų laikų mums tą sparną paduoda, kad mes nenukrystume. Tai va čia irgi labai geras ženklas, gera korta, sakant apie tai, kad turbūt pajusite labai stipriai tą sparną ir tą palaikymą iš jūsų globėjų rūpintojų, iš aukštesnių jėgų. Taip, ir aš imu antrą kaladę, metų rato taro. Taip, žiūrim toliau, vėžiukai, kas jūsų laukia spalį. Traukiu kortą, vėžiai, spalis. Fortunos ratas. Taip, lazdų karalienė. Ir 10 taurių, labai geros kortos, super. Čia toks turėtų būti turbūt pas jūs viduriukas mėnesio. Visų pirma, fortunos ratas. Fortunos ratas tai yra sėkmė. Fortunos ratas tai yra tie likimo vingiai, sakykim taip, kurie ateina į mūsų gyvenimą, kažkokie tai pokyčiai, kai mes užsukam jau, sakykim taip, tą fortunos ratą ir galime pagauti tą savo sėkmę ir daryti kažkokį lemiamą pokytį. Tai jeigu pas jūs bus situacija tuomet, kai jums norėsis kažką tai keisti, tai žinokite, kad yra palankus laikas padaryti tą pokytį, palankus laikas pasukti tą fortunos ratą. Tai, kad, atminkite tai ir darant sprendimus arba galvojant juos padaryti ir jeigu trūksta ryžto, jeigu yra abejonių ir dvejonių, tai pagalvokite, kad tikrai tinkamas laikas. Šiuo metu bus ta fortuna ir likimas jums palankus ir atėjo laikas jau, sakykim taip, eiti į tą pokytį ir aktyviai pačiam savo veiksmais kažką keisti. Taip, lazdų karalienė, tai yra, tokia irgi vėl aktyvi, tokia lyderė moteris, ugnies stichijos atstovė, avinas šaulys arba liūtas pagal zodiako ženklą, jinai gali uždegti jų savo energiją, arba jinai vėlgi simbolizuoja tai, kad jums reikia tos vidinės ugnelės, tos ugnies, to įkvėpimo, motyvacijos ir entuziazmo. Jums reikia kažkokio užsidegimo, rasti šaltinį, kaip jūs galėtumėt save uždegti tiems pokyčiams ir taip atsiverti, sakykim, tai sėkmiai. Nes mūsų vidinė būklė irgi labai daug sąlygoja, tai ar mūsų lydi ta sėkmė vadinama ar ne. Nes vis tiek ta sėkmė tai yra mūsų vidinė būklė. Jeigu mūsų mintis, mūsų mentalinis kūnas, taip sakant, jisai yra pozityviose mintyse ir jisai yra tokiam pilnam pasitikėjime visata kūrėjų, kad mes patys laimingiausi, kaip aš visada sakau, sakydavau, aš esu mylimiausia Dievo mergaitė, tai yra ir pritraukiama, ir aš tikrai jaučiau visada būtent tą frazę, kad taip ir yra. Taip, žinoma, keičiasi afirmacijos, keičiasi laikai, dabar jau kitos frazės naudojamos, bet čia kaip pavyzdys. Taip, ir sekanti korta tai yra 10 taurių. 10 taurių tai yra šeima.
tai yra šeimos susitikimas arba šeimos šventė ir tai yra tokia meilė, laimė ir džiaugsmas. Tai arba bus kažkokia tai šeimos šventė, kurią jūs kartu visi atšvesite, kažkokia galbūt pramoga, kažkas tai susitikimas su giminėm, su šeima, tiesiog gali būti kažkoks ten jubiliejus, vestuvės, krikštynos, susitikimas ten kažkokiu tai su tolimesniom giminėm, nuvažiavimas pas juos į svečius arba pas jūs atkeliaus į svečius tas jūsų giminės, bet čia yra tokia labai gera korta, tos šeimos energetikos, kuomet jūs susibūrėte, kuomet jūs jaučiatės visi labai artimi, atviri, tas nuoširdumas, tas gerumas artimų žmonių ir ta tokia vidinė ramybė ir tokia tvirta širdis ir prisipildymas viso tuo gerumu. Taip, sekanti kaladė yra Iliuminatų taro. Iliuminatų taro, taip žiūrim toliau. Vėžiai, kas laukia spalio mėnesį. Taip, vėžiai, spalis, kas laukia. O, vėl korta 10 taurių, žiūrėkit, patvirtina. Taip, korta kardų karalienė ir korta jėga. Taip, 10 taurių aš jūs neaiškinsiu jau, ką tik paaiškinau. Kuomet aš ištraukiu antrą kartą tą pačią kortą, tai žinoma padvigubina tikimybę to įvykio ir jau parodo, kad tai yra, turėtų tikrai tas įvykis prasigruoti jūsų gyvenime spalio mėnesį. Kardų karalienė. Kardų karalienė tai visada tokia ryžtinga, labai moteris, tokia drąsi ir ryžtinga. Tai apie drąsą ir apie ryžtą. Tai arba patarimas, šitos kortos toks patarimas eiti į tą ryžtą drąsą, kažką tai keisti, išeiti iš kažkokio vangumo, apatijos ir daryti tokius ryžtingus žingsnius. Tai visada apie tai. Pagal kardų karalienę netgi būna toks karingumas, tokia moteris karys, kuri netgi kovoja su savo, sakykim taip, vidiniais kažkokiais klaidingais įsitikinimais, nes jau suvokia, kad jie klaidingi. Kovoja su savimi, aš turiu omeny su savo kažkokiais proto tamsumais, su savo ydomis, nes vėlgi labai gerai jas identifikuoja ir supranta, kad jų reikia atsikratyti. Tai čia kardų karalienė yra apie tai. Jeigu suprantate, jeigu identifikuojate, turbūt tikriausiai nereiktų tokio požiūrio, tebūnie, aš esu tokia, kokia esu, man tai duota, čia tokia mano natūra, mano charakteris. Ne, būtinai reikia pakovoti. Būtinai reikia pakovoti, jeigu matome, kad esame ten, turime savyje tingumą, ar ten pavydą, ar dar kažką, kas mums trukdo mūsų kelyje ir sukelia daug problemų. Tai būtinai reikia ieškoti metodų, kaip to atsikratyti. Žodžiu, drąsa, ryžtas ir pasiryžimas kovai. Taip, ir korta jėga, irgi tos temos pratęsimas, nes matot, jėga tai moteris, kuri, žiūrėkit, prijaukino liūtą. Jinai prijaukino liūtą, vadinasi, jos potencialas yra labai stiprus. Ta vidinė stiprybė, tas toksai geležinis charakteris, ta valia geležinė, jinai yra, tik tai jos reikia paieškoti, kaip aš sakau, paieškoti ir ją reikia atgaivinti ir kad jinai išeitų į paviršių, o ne ten kažkur tai ten snaustų viduje. Tai irgi čia apie tai. Korta jėga, jinai tokia, sakyčiau, kažkokiu tai konkrečių įvykių jinai nepranašauja, jinai paprastai sakau apie vidinį potencialą, apie vidinę stiprybę, galbūt kažkam tai iš jūsų reikės tos stiprybės, kažkam tai primena apie tai, kad suraskite ją, pasitelkite ją, visi mes turim tos vidinės stiprybės, tik tai reikia supykti ant savęs, kaip aš sakau, ir išeiti iš kažkokio apatijos, vangumo, savęs gailesčio,
klaidingo įsitikinimo, aš to negaliu, aš tokia esu, aš tokia, anokia, silpna valia, dar kažkokia, neturiu disciplinos, nemoku ir taip toliau. Viskas tai tik tai apie tai, kad kiekvienas žmogus turi pakankamai vidinių jėgų ir potencialo, tik tai mums patogu sakyti, sakau už savo patirties, patogu sakyti, kad aš tokia ir anokia, aš to negaliu, pas mane tas neišeina, pas mane ten genetika, pas mane dar kažkas, ir patys suprantate. Taip, toliau yra paskutinė kaladė raganų taro. Taip, žiūrim, vėžiai. Kaipgi pasibaigs jūsų mėnuo, vėžiai, spalis, kas laukia. Korta žynys, korta kardų riteris ir korta pentaklių pažas. Taip, žynys, va matot, šitoj kaladėj raganų taro, va žynys parodytas kaip meditacija, kažkoks užsiėmimas, beieškant arba vidinės ramybės, beieškant kažkokio vėlgi balanso. Tai yra vėl žynys, šiaip tokia klasikinė reikšmė žynio, tai yra arba mokytojas, patarėjas, taip, tai yra toks, patarimas ieškotis arba dvasinės atramos, arba dažnai netgi religinės atramos, ieškotis to tikėjimo ir, sakau, būtent, atsiprašau, tos atramos religijoje arba dvasingume. Čia, žinoma, galite kažkokius metodus pasiimti tokius kaip, jeigu nebandėte meditaciją, jeigu nebandėte kažkokius tai dabar daug įvairių įrankių, kiekvienas turėtų rasti pagal save. Tiesiog intuityviai pajauskite ir išjauskite. Pasiūla dabar didžiulė pasiūla įvairiausių metodų rasti tą vidinę atramą, sutelkti tas jėgas. Vienas iš būdų, čia galbūt ir pareklamuosiu šiek tiek, žinoma, tai yra rebefingas, apie kurį aš jau nemažai pradėjau kalbėti ir stengiuosi jau kiekvienam video biški apie tai pakalbėti, truputį pakalbėti, nes metodas iš tikrųjų yra stebuklingas. Metodas, kuris ne tik pagerina fizinę būklę, jeigu turite kažkokių tai vėlgi problemų, negalavimo, aš turiu omeny kažkokių tai migrenų, galvos skausmų, kažkokių tai spaudimo aukštų ir taip toliau, kažkokį ten aukšto pulso, kalbu apie tai, nes išbandyta ant savęs, ant savo artimųjų, kuomet yra problemos su miegu, irgi puikus metodas prasikvėpuojant vakare, tai miegosite kaip kūdikis. Tai čia yra tik tai apie fizinius negalavimus, bet dar čia yra nuostabus metodas vėlgi apsivalymui nuo visų savo destruktyvių programų, emocinių blokų ir visų savo psichologinių traumų. Tiesiog geresnio būdo jūs nerasite, jeigu kažkokia dabar depresinė būklė, jeigu prasideda panikos atakos, jeigu esate pastoviai nervinio įtampoje ir jau jaučiate, kad jums tiek prisikaupia, kad jūs jau per žingsnelį nuo to arba jūs jau eisite į depresiją, arba jūs jau, aš nežinau, su kažkokio tai nerviniu priepuoliu išvažiuosite ten, aš nežinau, į ligoninę, reikės ten kažkokių trankvilizatorių raminamųjų, tai nedaveskite iki to, pasidomėkite. Aš atlieku sesijas kol kas tik tai asmeninės, nes pas mane yra pradžia mano darbo ir aš žinoma dar nedarau grupinių sesijų, nes man reikia irgi patirties ir aš noriu su kiekvienu žmogumi pradirbti individualiai tą užklausą, kažkokią jo problemą ir pritaikyti būtent jam pagal jo problemą ir situaciją, tos kvėpavimus ir tam tikras irgi meditacijas, kurias kvėpavimo
vedimą, kurį aš vedu. Tai vat, jeigu norėtumėte, prašom rašykite, aš papasakosiu jums plačiau arba duosiu nuorodas į video, kur plačiau pasakojau. Pabandykite, nereikės gerti vaistų, nereikės bėgti pas psichiatrus ir ar ten pas terapeutus ir prašytis ten visokiausių raminančių ir arba ten miegui kažkokių tai vaistų. Nuostabus metodas. Taip, tai čia buvo lyrinis nukreipimas. O dabar sekanti korta yra kardų riteris. Kardų riteris tai apie tai, kad kažkas tai mėnesio pabaigoje gali būti toks judėjimas, dinamika, tai visada riteriai apie judėjimą ir apie tokias galbūt kažkokią nedidelę kelionę, galbūt kažkam kaip komandiruotę, galbūt kažkam tai reikės išvažiuoti. Toks staigus atsitikimas, aš turiu omeny, jeigu jūsų, tarkim, kaip pavyzdys, tėvai kitam mieste gyvena, susirgo tėvas ar ten mama, ar kažkas atsitiko ir jums reikia greitai nuvykti ten keletai dienų ar vienai dienai ir padėti kažką tai padaryti. Tai čia apie tokį netikėtumą ir būtinumą staigiai reaguoti ir priiminėti sprendimą greit besikeičiančioje situacijoje. Taip, ir paskutinė korta yra pažas pentaklių. Pentaklių pažas tai yra apie naudingus pasiūlymus. Dažniausiai tai būna apie darbinius pasiūlymus susijusius su darbu arba naudingas pasiūlymas. Tai jums kažką tai pasiūlė irgi ten kažkokį projektą, kažkokį bendradarbiavimą, kažką, iš ko jūs galite gauti, pentakliai, pinigus, jums tas pasiūlymas, jisai jums naudingas to, kad jūs gausite finansinę naudą. Paprastai, dažniausiai apie tai galbūt čia gali būti ir kažkoks tai pasiūlymas kaip jūsų asmeniniam augimui, bet dažniausiai toks klasikinė reikšmė šitos kortos būtent tokia. Taip, tai tiek būtų mano brangus vėžiukai, jau pasakiau, kas norėtų asmeninės prognozės, prašom rašykite, paklauskite gmail.com arba tarologinės prognozės. Nuostabaus jums spalio mėnesio, tegu išsipildo tik mano pačios geriausias prognozės. Tebūnie.